Labas rytas, mano sveiki, ne, balecha, bet taip. Sveiki, labas rytas, mano žiūrovai ir žiūrovės. Nu ką, ant dienų atgal šiam savaitgalį kaip ir prasilėkiau su moto ir norėsiu aš jums parodyti savo mėgiamą vietą, ten, kur aš norėčiau pačilinti jau su motiku. Ir tai žodžiu, šitą video aš jums parodysiu, kur aš buvau ir šiokius tokius pastatus ir net ir užsiroviau ant tokio mužikino gulbino, kuris čia mane užpuolė, neužpuolė, bet bandė. Tai mes ten šiek tiek prasėjom, prasivaikščiojom ir noriu pasidalinti su jumis tuo experience'u. Šiek tiek gali būti gal ir filmavimas gali būti ten vietomis netoks, kaip ir turėtų būti, nes gal kamera per žemai ar kažkas ten tokio. Žodžiu, hebra, likt po šio video ir žodžiu, aš pabandysiu parodyti ir papasakot, kur aš buvau nulėkęs ir netepiu gumos ir keliaunamės prie video. Gero žiūrėjimo ir hebra. Zdarov, karo, ką jūs gero, hebra. Tai ką, štai mano ir sekantis video. Blecha, net nežinau ir apie ką net ir šnekėt. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, tai kaip ir daug kas, ką prašė hebra, kur video, kur motovlogingas. Tai kaip aš galvoju, kaip aš turiu gerą vieną dieną išeiginių ir visą kitą ir galvoju, kad ir reikia gal kažką ir antrą motovlogingą padaryti. Ir ką šiandien? Aš šiandien galvoju, kad prasilėksim tokią prie vieno įdomaus objekto, ten, kur man žiauriai patiko ten, kaip aš buvau vieną kartą nuvažiavęs, o prie tokio ežeriuko. Ten kaip ir vieta tikrai įdomi, ten kaip ir pilys, kaip ir nežinau, kas ten gal vienuolynas, aš ten kaip ir nesigilinau, kas ten tokio yra, bet ten vieta tai visai tikrai įdomi. Tai kaip ir noriu pasidalinti experience'u, kaip ten kas viskas atrodo, biškį pafilmuosim, pasėdėsim, gal plius minus į kai ką atsakysim. Apsirengsim savo seksy outfitu, savo kožą rožą ir ką, susiruošim kaip ir lėkt, susiruošim savo kuprinę, tą ką mes turim. Susimėsim savo šiokią tokią įrangą, gal kažką daugiau, gal kažką mažiau, savo kuprinukį susimėsim ir aišku, žodžiu gerai hebra, pastatom iš čia ir apsirengiam, apsiruošiam ir keliausim į savo mini kelionę, tai kaip ir voila. Visai dabar gerai. Jo. Taip sakant, po mėnesio atostogų biškelį, kad dizmonas pasitaisė, šiek tiek svorio priaugo ir visa kita. Ir ką hebrytė, einam ruoštis, kaip. Tai buvom nulėkę į lauką, pasižiūrėt, ar mano mini Harlėjus užsikūrė, dirba, nusėmiau tą vadinamą brezentą, pasitikrinau orą, kad būtų tinkamas prieš važiuojant ir kaip ir oras, ten viskas tvarkoj. Aš kaip matot, pasiruošiau, biškį mano pilvukas, bet už tai dabar bent jau kelnios nelabai tokios laisvos, kad būdavo jos krisdavo, o dabar pasita sakyčiau, arba ne. Pasiimu jūs, pasiimu energono, bet jau ne tas, o ta tiesiog Rehab Monster Tea plus Lemon ekstraktą, žodžiu. Gerai, susikraunam. Tada, nežinau, gal šitą, man atrodo, gal galim jo ir nesimt. Kaip ir jo nereikia, nes kaip ir per daug taip svorio. Tai gal mes jį tiesiog paliksim. Taip, čia šitą galima ir čia simest. Čia dėl raktų, kad nepames kažką tokio. Kad ir koją irgi pasiliksim dar viso kito. Tai, mano šalmas. Ir ką, galiu pasakyti, mes kaip ir ready. Užsidėsim jūs ant šalmo. Gal greičiausiai po kelių bandysim dar ir į degalinę išvažiuoti.
Nu ką, chebra, gerai, ateikit pas mane. Gerai, tada man reikia mikrofoną persidėti jūs į vidų. Taip, va, kad nenukris. Aha, kaip aš tą buvau? Mikrofoną buvau. Kad pasidėjęs, kad man jisai netrukdytų. Aš net neįsivaizduoju. Tai va. Galima šitą ir čia vaisinėti. Šiandien važiuodamas muzikos neklausysiu. Tiesiog taip, raktus pasiimam. Taip, telefonas yra. Pirštinės taip, šitą taip. Nu tai ką, chebra? Ką, keliaunam į apačią? Jau senai aš tą blogą nesu daręs jau. Kiek čia laiko praėjo nuo mūsų paskutinio motovlogo? Kažkas apie keli geri, nežinau, gal 3 mėnesiai, sakyčiau, praėjo, bet tai daug buvo kalbančių, kur video, kaip motikas, kaip viską. Nu tai va, chebra parodysiu. Čia kol kas nieko neparodysiu, kaip aš dabar atrodau, nes užklijuota, nes pas mane chatoj vyksta darbai. Tai kaip ir atrodo, iš kuprinė blemuškė lengvesnė, kai aš tą nusiėmiau. tą Holhem iSteady specialiai dėl telefono, elektroninis stabilizatorius. Tai va, mes kaip ir buvome Lietuvoje, kažkur apie 2,5 savaitės patostagavom, tada nusipirkom per tą laiką ir mašiną kaip likom Lietuvoje, o bana, kas ten, ką ten bando paštą įsitraukti. Karočiui. Jo, kietai čia Hebra veikia. Ir sakys Hebra, dar sakysi dar, ko? Neini gelbėt. Pasakyk žmogui, ne. What are you doing, bro? What are you doing? Sakant, geriau nelyst. Gerai, tas yra. Šitą taip. Pasitikrinam orus. Priekį ir gale. Gal biškį varom šitą. Ir vartelius užsidarysim. Gerai pravažiuoju. Jo, būtinai reikės į degalinę šokt. Greičiausiai gal į savo tą artimiausią gal važiuosiu. Galimai į degalinę. Taip, reikia įsitraukti pakrovėją laidą, su kuriuo aš čia. Gal man atrodo, gal reikės dar šitą dar įsidėti. Taip, šitaip. Ir kad nebūtų toksai mano per daug exposure'is tas vadinamas. Įsidėsim gal mes ne pop, o
ND filtrą. Įsidėsimas 8. O, gal sakyčiau dabar geriau. Ir nežinau, kaip tas vaizdo įrašas gausis. Tikėkime, normaliai gausis. Taip. Iš karto mes pasiruošim. Navigacija, kur mes važiuosim. O, kur ta navigacija? Atrodo mano telefonas aš ir. Važiuokite į vakarus. Tada. Pala. Vengti automagistralių man nereikia. Na ir va taip va. Taip va ir važiuosiu. Važiuokite į vakarus. Tada pasukite kairį. Gerai, žodžiu. Tik aš dabar bandysiu atsimint kelią iki degalinės. Aišku, ten galiu į vieną ten tą, kur važiuoju ten, kur pakeliui, bet man biškai nepatinka. Reikės blembuškai prisisuk šitos. Reikės. Ką? Bandysiu prisimint. Kur ta mūsų degalinė. Randasi. Na, tikėkime, tas maiko garsas bus geras. Palauk, čia dar ne šitas, čia dar. Ne, turėtų būti kitas posūkis. Palauk, šitas va, tikriausiai. Jo, šitas. Gerai, vos nepraskipinu posūkio. Čia va nelygus kelias, ką žinau, Lina, čia. Sakys, dobėtas. Čia reikia pralėkti. Greičiau. Čia toksai biški man toks patogesnis. Okay. O, tas parlėkė su motiku. Gerai. Super. Tai gal normalų, gal pilam į 5. Kiek 2,25. Šitai. Na gerai bus. Į kiek? Norėjau padaryti lygiai. Nesigavo. Gerai, žodžiu, einu tai. Einam už kurus, susimokėsiu palačiu kurį.
9. Okei. Alio. Number 9. Bandau atgal įsidėt. Čia jis. Taip. Taip. Op. Ką ir viskas. Nes žmonės čia gali nevažiuoja. Ir tęsim. Kaip čia sunkiai. Kaip čia sunkiai pasiruošti. Gerai. Ką, let's go. Tęsim toliau. Let's go. Ką, nežinau kaip čia su to vėju. Biškį reiks man tos veidrodėlis man reiks pasisuk, nes judam nuo tos vibracijos. Tikėkime, aš čia mikrofono nepamėsiu aš. Va šitą va žiauriai sankryžos nemėgsta. Nes ona žiauriai intensyvi. Nu, bet aišku, čia dieną važiuojant. Parodysiu ežeriuką tokį visai neblogą, man ten patiko man pasibūt. Tai kaip ir aš kaip ir nerodžiau jums iš kaip blogerio perspektyvos, nu vėl raudona. Ir kaip galvojat, per karštą dieną, per karščius su odinė apranga važiuot? Kaip galvojat, patogu? Ar ne karšta? Šiaip nėra karšta, kai kol važiuoja, bet kai sustoji vietoje, vaikštai ar kažką ten tokio, vis tiek oda tą karštį, kaip ir šyla ir viską ir... Ne, nu, šviesoforai tai ne man šiandien. Vien raudonė. Jo, Vokietijoje tie karščiai tai visai baisus galiu pasakyti. Net buvo net momentų, net ir 40, virš 40, bet tuo momentu aš tai kaip ir atostogose Lietuvoje, kaip ir lygtais buvau, tai kolegos tie, kas dirbo, tai ant tiek ten nekaito, kad sakė baisu buvo. Ir ypač sekmadienį, dieniniai pamainoja. Čia šviesoforai, Užgesam. Būna, kartais ir profesionalams būna, o navigacija pasijungia dėl to, kad aš neatsimenu vis tiek to kelio, kaip ten važiuoti. Plus jos greitis.
tiek laiko čia nebevažinėjau, aš jau galvoju, gal aš jau pamiršau, kaip ir važiuoti. Bet ne, jeigu Dygsmanas tas pas kaip ir su dviračiu, vieną kartą išmokti važiuoti ir viskas yra. Kaip sakant, vieną kartą išmoksti ir viskas, ir Dygsmanas, kaip sakant, ir skillų negali prarasti. O, žiūrėjom. Vėjas, čia vėjas. Šiandien biškelį vėjuota yra. Nu, nedaug, bet. O, elektrinė. Vasaros laikas, tai tas geras sezonas pasivažinėti. Ir aišku, jeigu nedirbi, laiko daug laisvo turi, net kada net keisti, net šnekėti, aš kai dariau ten šitos video savo POV moto video, tai ten kaip ir šnekėti nereikėjo, važiavau savo tyliai, tik tai moto garsas ir kelias. Blin, nekantrumo žiūrų žmonės. Mėgaukis pasivažinėjimo. Nu, kažkada aš ir pats buvau toksai nekantrus, nei nieko, bet su amžium, metais. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me, but was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with anime till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Should've known. Be with anime till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. After all this time, this is it for us. Beveik jau atvažiavo. Bliamba, šit kaip man. Nešti, bliau, kas čia man krito, man įdomu, bliau. Žodžiu, pakentėkim, tuoj mes įsijė.
Žiauriai man nemalonu kaip nešti. Kutena, kaip sakant, nešti. Tuoj pamatysit, kaip vaizdai pasikeičia. Minuota vieta, blin. Pasižiūrėsim, ką čia blavačkai, ten tie soliukai, ten yra laisvi. Ir ten vienas laisvas matau. Reiks apsisukti. Čia ir prisparkuoti. Ir yra čia tokie vakaracas vaizdai. Tuo čia bandysim apsisukti. Ai, va čia va. Aikštelė, bandysim tokią va. Arai, važiuojam. Va čia važiavai nepatinka, kaip čia. Kiek mes nieks neužėmė. Ne, niekas, tai matau, kad nieks neužėmė. Ar jau užims? Gal ir ne. Kaip dar nieks neužima, tai ir gerai. Ką žinau, bandysiu prisiderim prie to stalo, nu, bet tai vis tiek gerai atrodo, ne? Čia mano filmavimas dar vyksta. Kaip ir jo, ir greičiausiai reikės baterijas pasikeisti. Batarkį chebra pasikeist, grįšim. Nu, va, kaip ir gerai. Batarkę. Batarkę pasikeitėm. Kaip ir va, chebra ir važiavom. Kaip atrodo vaizdai. Kiekvienas laukia, žiūrėk, gulbių ančių laukia jie. Ir kaip ir čia pačilinsim, gersim. Ir tiekmis mano maikas, ne? Veikia, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, ne? Mikrofonas. 1, 2, 1, 2. Gal kaip iškėl jūs šiaugą. Pasikeliam, gal iškeliu taifoną. Geriau. Tai va, čia mano viena iš mėgstamiausių vietų. Kelis kartus aš čia buvęs, aš čia ir su Motiku vieną kartą. Čia buvau atvažiavęs. Koks vandėlė rimus važiuoja. Ten tai klasika, blina.
Ten va, jeigu matosi pilis, ten gal vienuolynas gal sakyčiau. O, jaunoji karta mokosi. O, žiūrim, kaip ten jisai važiuos. Neblogai tėvai pratina, ne? Jaunai kartą jau prie motikų. Tikriausiai, kai sulauks kokių 16 ar ką jau tikrai pirdą gaus. Aš kaip ir prasieičiau, bet taip lembaškai nėra man kur šalmą pasidėti, nes aš kaip ir bandžiau aš tokį variantą ant vairo, tas kur ant veidrodėlio to užsidėti šitas ir ateiti per tą veidrodėlį, per čia va, perkešt ir vairą į kairę sukus ir užrakinti, bet tai vieną kartą bandžiau aš tai įdėti ir kaip ir nelabai čia man čia gavos kaip ir. Tai va, kažkaip tai reikės kitko dalyko gal bandyti, gal arba šitą gal nusipirkt tokį kaip dviratinį trosą, tą čia kur dviračiuose rakina, tą spyną vadinamą. Tai gal toks irgi neblogs variantas, tipo prie vairo kažkur padėti ir aplink rėmą šitą ir užsidėti, žodžiu, ir bent man jau toks variantas. Ką mano kaip ir savaitgalis, vieną dieną, jau kaip ir galima sakyti, jau grubiai kaip savaitėmis grįžom prie darbų, bet kaip gražiai vis tiek tas mano motikas atrodo. Iš toli atrodo visai neblogai. Vasara čia Vokietijoje tikrai smagu, ypač jeigu turi normaliai išeiginių ir antra, jeigu turi kondicionierių bute, nes mano šitą vasarą tai žiauriai karšta. Aš kaip tai išgyvenau 2 vasaros. Tokios karščios net ir nebuvo ant tiek karštos kaip mano šitą trečioji. Šitą tai žiauriai. Pas mane ant tiek tas pastatas inkaitės, kad ir grindys tarsi kaip šildomos. Ant tiek ten jos karštos, kad į dieną gal iš šaltą dušą, gal kelis kartus. O, Ducati. Na, jis gerai atrodo. Jo, kitą kartą gal taip ir padarysim, man atrodo, nusipirksim nuo dviračio tą trosą, ne trosas, kaip ten ją pavadinti, net nežinau. Ir ten mes šalmą prirakinsim, kad galėtumėm išeiti tiesiog ir palikti. Šalmą su savim nešiotis tas irgi kaip ir nepatogu, dar plus kuprinė nebent ant tokio, bet tai kad čia mane taip čia jau kuprinė jau visokio chlamo jo prisirinkos. Ne visur čia, kos grožis. O, kažkas rimtas atvažiuoja. Tai žiūrėk, tuoj bus toje. Bus babababababababam. Mano svajonė tokią aparatą įsigyti. Gal kažkada ateityje perlaikysiu ar įsilaikysiu normalias A kategoriją ir galėsiu sau leisti tokį baublį. O dabar turiu mėgautis su savo tokiu mini harlėjum. Motikas jo gerai, kaip čia pasakyta, akcentuoja vis tiek kaip ir laisvę, tą nepriklausomybę, žinai, kad važiuoji ten, kur tavo akis mato. Ir ten ir važiuoji. Gal kada žiūrėsim, gal šiais metais, gal kitais metais pabandysim gal kur nors pakeliauti, kažką į YouTube įkelt. Tokius kaip ir kelionės tuos video, tokius kaip blogus, travel blog video, taip, žodžiu. Tai va, o kiek man tos medžiagos čia gausis, aš net neįsivaizduoju. Gal į dieną po porą valandų gal skirsiu tai, kad tuos sumontuot video. Ciucikui tai labai faina, čia žiūriu, va maudosi ciucikas. Ar pabandyti su šalmu pakol kas reikia suvaikščioti. Bandysim, ką žinau, tenas nuveiksim. Iki suvaikščiosim. Biškį pafilmuosim. Ten kaip delta nuvažiavo. Kokia nukai hušvarna tarsi. Tiek žinių, nežinau, su klausimais ir atsakymais, net šiuo momentu net nežinau, ką ir atsakyti. Darom taip tada, chebra.
po šito video, kai aš išleisiu, ir pakomentuokit, užduokit klausimus, kokius ten norit man užduoti, kaip ir su laiku. Žiūrėsiu, jeigu ten daug bus klausimų ir ar jie verti atsakymo, nedebiliški, kaip ir, tai sukursiu tokį kaip ir rubriką. Klausimai ir atsakymai, kaip Dysmanas atsako į jūsų ten tos užduotus klausimus. Ir ką žinau, gal ir tos, gal ir kondens, gal ir visai gal prasieis, gal Hebrai gal patiks. Tai va, tai taip ir padarom tada. Užduokit klausimus man po komentarų. Ir esu kitų video. Jeigu bus daug, būsiu motyvuotas ir kaip ir padarysim video, tai jau, sakant, aš jau prisiversiu padaryti, nes kaip ir bus stimulas ir bus jūsų daug. Tai va, o mes va ką pabaigsim tą vadinamą čojų, čiplas limon. Limon. Ir bandysim prasivačiuoti čia biškį per apylinkės, filmuosim ir ką tada ir bandysim judėti namo. Tai gerai, žodžiu, Hebra. Tai va, liuks. Gerai, čia va, kur mes sėdėjom, ir biškį pafilmuosim. Okay, let's go. Vanduo tai dubluotas, bet kai faina atsiutikui atvėst. Geras jam polisis. Visai gerai jam čia. Žiūrėkit, kokias ten nulemas sėdė. Žiūrėkit. Hebra privarė, ne? O gerai, oi, kokie pikti. Tas tai man tai rėmai kokie, matai. Čiurnas, matai, haliavos, neduodi pavalgyti, tai įsikabina. Nu, mikrofonas kaip ir veikia, gauna. Gerai, varom toli pasižiūrėti. Visokios užkandinės yra. Medainės, jeigu nori. Gal ir blogerių visai ir neblogai būt. Keista. Tarsi šnekės su savim, bet gal ir visai neblogas potyris toksai. Vis tiek kažką pamėgini, kažką naujo atrandi, tarsi tampi kaip hobis, arba, kaip sakant, pajamų šaltinis, iš ko uždirbi pinigus, tarsi kaip ir YouTube'as. Bet aišku, biškelį keista, kai su kamera vaikštai, nes aš dar ant tiek priprasiu, kad ten va, eis kafe, ten kur ledų, jeigu nori paėsti. Varom čia pasižiūrėsim. Čia pasilaipiuot, jeigu norit vaikystę prisiminti. Čia dar toksai dar minkšta, čia kaip ir padaryti, jeigu Hebra nukris bent jau neusimuš. O, žiūrėk, aš jau spynas matau. Hebra irgi tokį ten turi tradicijas irgi prie tokių kaip ir tiltų spynas rakinti. Bet jūs galite priminti, dėl ko čia dabar tas rakina spynas, kaip prie tokių va, tvorų gardų. Gal dėl to, kad ilga ir amžina meilė bus. Kažkas ant tokio. Kas ten toksai. Garsai įdomus. Jau yra alpinistai, kurie jau laipo. Tai va. Gerai, keliaunam toliau. Varysim tam prie tos pilies nuveit. Dalinas ar tam pilis. Žodžiu. Nesigilinau, bet kažkas ant tokio. Jaučiu, kad man kaip sunkiai dabar jau. Šitas nėra odinė mano uniforma pritaikyta ilgoms kelionėms. Hallo. Tai vat. Matai va, Hebra yra. Irgi supranta. tą vlogingą. Ne, Hebra, rimtai aš pavargau vaikščiot. Šitas kelnes nėra pritaikytos
vaikščiot. Kiek ten mafija, žiūrėkit, kiek ten ančių, blin. Mafija, žiūrėkite, kokia. Po to dar prieš važiavimą dar reikia dar vėl baterijas reikės pasikeis, nes nemanau, arba šitą bateriją atlaikys. Alpinizmas. Bet vagas man labiausiai patiko, tai tavo chata, kur padaryta. Ar ten jie privačiai ten gyvena, ar ten kas, bet čia žiauriai man patinka, kaip ten jie įsirengia. Ir kol atrodo, ką, varėm prie pilies, ar ten vienuolynas, nežinau. Visi tik žiūri. Įdomi. Ne, sakau, blevaškė, man šiek tiek keista žiūrėt, kaip kiti ten, žinai, va, stebi, atrodo, filmuoji kažką tai, ar darai. Vis tiek dar tas, aš jau kaip ir šiau, ne vieni metai šito tokios rytį, kaip tas streamingas vadinamas. Nu, streamingas, tai tu vis tiek kaip ir namuose ten sėdi, tai čia vis tiek atrodo gatvėje, lauke. Ir ateinam. Čia visokie, čia atsimenu, čia buvau, o čia porą kadrų su fotiku čia padaręs. Dekoras visai neblogas atrodo. Koks dydis. Vis tiek atrodo krūtai. Čia kaip ir nakvynė, čia galim kaip ir restoranas, man atrodo, ir kaip ir hotelis čia galima rezervuoti. Kiek aš žinau, man atrodo, pagal Google ir galima čia ir pernakvot. Dienom ar ten savaitėm, nežinau. Bet tai čia tai tikrai čia per kamerą nežinau, ar čia perduos, bet tikrai gražiai atrodo. Nepasakysiu, kad čia per kamerą vis tiek taip netrodo, kaip realiai žiūrint savom akim. Ypač dar tas kelias tarp medžių, tas kaip takas. Prikolno atrodo. Nu, po šito mes kaip ir apeisim ir po to ir grįšim atgal. Ir pervažiuosim ir atgal namo. Tai vat kaip ir jeigu jums toks patinka kontentas, nežinau, pakomentuokit irgi, palaikinkit. Ir jeigu esi naujas, tai pasubscribit mano YouTube kanalą šitą. Ir sekantį mano POV, Journey Beyond the Road. Įmesiu mano YouTube kanalą tenais ir kaip ir filmuoju savo POV, be komentarų video darau. Ir kaip čia dabar atrodo. Ui. Grangeri. Restaurant und Bar am Südensee. Das Panorama Restaurant auf Schloss Seeburg. Nu, žiūrėk, kaip ar dar biškį. Skaityti aš dar moku dar. Bet kalbėti ne. Vokiškai. Ten kaip ir daugiau, kaip ir nieko kažką nėra įdomaus, kad parodyt, kiek apleisti jau. Gal kažkada ir renovuos, ar nerenovuos, nežinau. Tokie va. Vaizdai. O patikimas į vidų tai nėra galimybė, kad patektų. Kiek įmanoma, tai tik tai čia va. Ir viskas. Ir baigėsi kelias. Tenais va. Ten va toli. Ten kaip ir
draudžiama jau. Hello. Tai vat, toks ir grožis ir baigėsi. At kojas vos tempė. Ir mano tempėsi jau. Rimtai čia reikia, prisigalvoti, gal visai neblogą idėją, kad nusipirkt tą dviračių prisirakintą spyną, tą trosinę vadinamą ir prie baiko ir prisirakint, kad nenukarosintų. Na ir viskas. O čia va kaip atrodo iš kitos pusės dabar tas ėjimas. Nykti. O, hebra, nesituštinkit. Matot, gyr, nešikti. Tai va bus galima, nežinau, pasiieškoti maršrutų, kur galima nuvažiuoti, atvažiuoti ir pafilmuoti panašių va, tokių va. Kartais tingiu, ne kartais, bet dažnai tingiu tokius važiavimus ir tokius filmavimus daryti, nes žiauriai tingiu, nes reikia tikrai daug darbo įdėti, ypač tą visą kelionę susimąstyti, tada nufilmuot, tada čia jau lengviausia dalykas nufilmuot, o sunkiausia, trečias dalykas tai yra viską sumontuot, padaryt, suredaguot, tą video padaryt, kad ir ne tik pačiam patiktų, bet ir dar ir jums kaip žiūrovams patiktų žiūrėt. Čia va, hebra, nesiparkuokit, arba gausit mašinos deportaciją. Nur Führerhaus geste vom Pitventurm. Įdėkit čia, nesutikit mašinos, arba išves antraliuko. Kaip iškamobilį reikia, va, išves iškamobilį. Nu, vat šitokia mini ekskursija. Tikėjimas, kad blembuškai Andy filtras nebus per 8, per tamsus. Nežinau, čia blembuškai su tais bloginimu, tai reikia blemba kažkaip tai sumastyti tuos nustatymus, apsižiūrėti, kad gal su tuo blogingu Andy filtro nereikia naudot, o gal reikia, bet tai, žodžiu, aš naudoju tą 8. Palauk, šiaip realiai čia dar galim apsižiūrėti biškelį iš arčiau, kaip čia atrodo. Kaip čia realiai atrodo. Sakau, kažką girdėjau, tengi varlės, bratka. Na, žiūrėk, dar ir žuvų dar yra. Čia ką, auksinės žuvelės plaukiančios. Tai va, heva, palauk ten biškį. Pasidarysim tokią kaip ilgą kotą. Tokias kaip ir auksinės žuvelės plaukiančios. Nu, tas traipodas geras. Ir plius dar selfie stickas, kiek reikia. Sakant, gali ir prailgint. Gerai, keliaunam link mini Harlėjaus, o ten, kur ten važiuoju, ten tikėkimės nesiruošėte ten parkuotis. Ką žinau, man atrodo, šiandien ekskursijos mums užteks šiandien. Nu, atgal bent jau bus lengviau eiti. Tokia kaip ir nuokalnė, lengviau tą vadinamą inerciją. Viską ten, žinai, ir greičiau nusiridensiu nuo kalno. Nereiks tiek daug jėgų naudoti. Blin, kaip man ta chata, man patinka. Tas panoraminis, tas vaizdas į vandenį. Blin, tikrai prikolna. Respekt, blembuškai. Ten tokią turi namą, blin. Blin, tikrai tokias norėčiau čia gyventi. Bet tikrai šitas gyvenimas brangus. Reikia ir nemažai uždirbti. Visų pirma, čia dar tokią chatą išlaikyti. Ir man atrodo, ir Vokietijoje, kad ir nuosavas plotas, tipo kaip namas, vis tiek tu esi kaip ir su mokesčiais. Apsunkintas. Čia per trobą. Ai, čia gėrimukų, čia galima nusipoti. Gerai, čia pražolį neįsiu. Pasižiūrime čia viduje. Ai, čia kaip ir ledų čia galima nusipirkti. Piuras priema. O ką, visai nice. Ai, dar biškai dar galima ir kažko dar ir paės dar. Ir čokolat kažkokiam dar. Čia kas? Puš. Fragen Nunze. Čia ką čia? Tipo čia galima gauti monetą. Kažką čia tokią. €5. Okei, įdomi. Kažkokį kaip suvenyrą čia galima gauti. O čia gal tikriausiai tualetam
toliau ten mokamas bus. Tai vat, hebra, reikia eiti link savo mini Harlėjaus ir lėksim link namų. O kada šitą video aš leisiu, nežinau, kada aš jį publikuosiu, reiks atrasti jėgų, jį čia dar sumontuot, padaryt, nes kaip ir vis tiek to laiko reiks, o to video medžiagos tikrai čia bus daug, net ir nežinau kaip čia ką. Tai vat hebra, pasikartosiu, jeigu patiko šitas video, tai nepamirškit palaikint, subscribe ir pakomentuokit, kaip minėjau, tą vadinamą Q&A. Jeigu turi klausimų, irgi užduokit klausimus, tai kaip ir atsirinksiu viską ir pabandysiu tą, kaip minėjau, padaryti klausimų ir atsakymų vyks mano rubrika ir jeigu bus verti, tai kaip minėjau, ir jų bus daug. Ir ką galiu pasakyti? Nežinau, ką galiu ir be pasakyti. Tada bandysim kažkur tai dar kitur nuvažiuoti, kol dar vasara dar nesibaigė Vokietijoje. Pasisveikino, hebra. Tikriausiai ten jo draugė buvo su velnio ragais. Tai vat hebra. Tai ką žinau, tai gal aš video paliksiu čia. Ką žinau, jau pasimatysim sekančiuose video. O taip va, iki pasimatysim kitos travel vlogingus arba gal ir galimai streamuose. Tai kol kas tiek. Keičiu bateriją ir bandysim lėkt namo. Kol kas tiek. Peace, hebra.